Sveiki, draugai. Šiandien studijoje, kaip visada, Geros kaiminystės forumo atstovai, aš Edikas Jagelavičius, mano kolega Viktoras Dužinskas. Labą dieną. Ir šiandien mes studijoje turim ypatingą svečią. Ogi spėkite, kas tai? Babam, Antanas Kandrotas. Labą dieną. Labą dieną. Tai tokį svečią mes šiandien studijoje turėdami iš karto jo paklausėm, Antanai, kokiais vėjais jūs čia užputė? Aš jau ne pirmą kartą esu Minske šiais metais, tik tai šį kartą kažkodėl mano šitas vizitas sukėlė visišką isteriją, ypatingai Lietuvoje. Įvairiausių išgirdau kaltinimų, vos ne, kad jau negrįžk ir dabar ta auditorija šiek tiek, kuri man linki blogo, kažkaip keistai susiskaldė. Vieni rašo, kad eik į kalėjimą, o kiti rašo pasilikti. Dabar nebežinau, ką daryti. Iš esmės, o jeigu be juoko, tai aš labai nemėgstu, aišku, per daug pasakoti apie savo finansus, apie verslus, apie dar kažką. Antraštės, kad jie senais Lietuvoje. Tai antraštėse, tai aš recidivistas. Isterika. Jo visuose laikraščiuose. Jo, tai ten nežinau, kodėl sukėlė tokį milžinišką ažiotažą. Ten net, jeigu jau taip paskaityt antraštės, tai vėlgi sunku suprasti, nes dabar aš pagal žiniasklaidos akyse, aš TV3 žinios irgi politikierium kažkodėl vadino, be epitetų jie negali, bet taip dažniausiai recidivistas. Tai dabar niekaip aš negaliu suprasti, kažkoks eilinis ugalovnikas atvažiavo į kitą šalį ir premjerė reikalauja paaiškinti vidaus reikalų ministrės, kodėl taip atsitiko. Tai man kažkaip tai keista. Jeigu aš jau toks eilinis, tas tai... Ne, recidivistas jau žodis pasako, kad jau daug kartų sėdės jau neeilinis. Recidivistas jau galingas žodis. Jau čia galingas. Mane pripažino jau 2 bylose. Dėl riaušių toj byloje pripažino recidivistų ir dėl to, kad Raskevičių ten pidė agėjus, kad tai pasakiau irgi metus davė. Gal teko girdėti šitą istoriją. Jo. Tai buvo. Stebėmės. Bandytas. Jo, bandito veiklą stebėmės. Jie supranti dabar savo tą isteriją. Mane pradėjo čia visur Baltarusijoje kviesti. Aš tikrai to neplanavau. Aš jau ir tą kelionę savo kitaip planavau, bet dabar tiek prašymų, dabar pakvietėt man, aš nustebau, kai paskambinai ir pasakei, kad Baltarusijoje yra laida lietuvių kalba. Aš taip, tu prasme, tu tikrai, ašgi perklausiau. Taip. Lietuviškai? Taip. Kitko kartą į savaitę išeina, ir žinai dar, kur girdėjo Antanai? Ja girdi visas pasienis. Ten galėčiau netgi pagal gyvenamus punktus išvardinti ten. Tai čia ne pirma laida lietuviškai? Ne, mes jau kažkur tai gal kiek čia laidų, jau kokių 20 tikrai mes jau tų laidų esam pravedę. Tai mane tai nustebino, tu prasme, Baltarusijoje lietuvių kalba skamba radio eterį, tai mane labai nustebino. Čia irgi lietuvių gyvena. Gyvena, ne tiek, aišku, daug čia tų lietuvių. Pasienį daugiau pasienį, tai čia būtent tam mes ir ta mūsų laidai tai ir nukreipta. Mes lietuviškai kalbam, tai girdi visas Lietuvos pasienis. Aišku, lietuviškai latviai nesupranta, Latvija mes rusų kalbą šnekam, ten kitas laidas pas mus yra. Jo, bet lietuviam yra turinio, tu prasme. Taip. Mat vienintelė šitą laidą kol kas, mes galbūt išplėsim, tai, ne iš karto pradėsim į tas laidas lietuviškai. O tai gerai ir tai žodžio laisvė yra pas jūs gaunasi? Tai mums niekas nereguliuoja, tai ar jums leido ten iš viršaus? Nes kol kas mes nežinau. Kaip jums leido? Mes pažiūrėsim, gal mus ten suseks antrankiais, mes nežinom, bet kol kas šnekam, ką norim. Nežinau, gal už savaitės ateis ten supakuos, aš nežinau, negaliu pasakyti. Bet šiai dienai, čia žodžio laisvės tikrai daugiau negu Lietuvoje. Kas mums į galvą šauna, tą mes su Viktoru pasakysiu taip. Kiek aš perėjau, jau tikrai tų interviu pridalinau pakankamai, sakau, man čia pakoregavo grafiką visai ne taip, kaip planavau. Tai, bet, jaugi tokia yra galimybė, reikia naudotis progą. Žinai, ypatingai sakau, bet čia aš jau net padėkoju Lietuvos žiniasklaidai, kad jinai padėjo Baltarusijos žiniasklaidai sužinoti apie mane. Tai aš jau tą progą, tai jau pasinaudosiu. Bet iš esmės aš kiek, kažkaip... Aš taip irgi toks, biškai kaip, taip, žinai, vis tiek čiagi mum diktatūra, žinai, lentelė ant sienos, matai, kai važiavai, pasienyje, žinai,
tik Lietuvoje ta lentelė yra, kitose oro uostuose nėra, žinok. O tarp kitko pas baltarusus irgi tokia lentelė yra, žinai, kas ten parašyta? Nu. Jeigu jūs atvažiuosite į Baltarusiją, jūs ją galite įsimylėti ir čia pasilikti. Pas mus tai parašyta. Tai parašyta. Jo, jei tą lietuvių lentelę, jie sureagavo savai. Taip atsakė. Ir atsakė, tai pastatė savo lentelę, jūs galite čia įvažiavę įsimylėti Baltarusiją ir čia pasilikti. Geras, bet pas mus tai to nešneka, nerodo ir nepasakoja. Taip, pas mus apie tai aišku. Tai reikia nuotrauką padaryti ir mes. Tai jo, reikia surasti. Tai va, tai apie tą žodžio laisvę, aš taip jau per tas, kiek tų laidų, aš taip vis paklausiu, sakau, tai čia viską galima kalbėti. Tu jo, sako, laisvai. Kalbėk, žinai. Niekas nesako apie tą apie tą nekalbėk. Ne, nieko, sako, paklausim, atsakyk, nenori, neatsakinėk, žinai. Taigi tu dargi su to propagandistu pačiu pagrindiniu kalbėjai Baltarusija, Azarionkas, jis čia skaitomas pačiu didžiausiu propagandistu, tarp kitko jo. Geras. Kaip jo vardas Azarionko? Nesvarbu, žodžiu. Grigorija Azarionak, tai jis čia pats didžiausias, tu su jo pačiu didžiausiu propagandistu kalbėjai. Tai šalia manęs sėdėjo. Jis tavęs nepridaužė, ne, tau kalbėt, kad aš čia kitaip galvoju, čia jau dabar sakys, užsikrėtė. Tarp kitko, mes tam kartu buvom gegužės 9-oji, o galbūt pasidalink įspūdžiais, ką tu va čia pamatėjai, nes aš taip įsivaizduoju, kad tu ten anksčiau nelabai ten turbūt sutikinėdavai tokia šventės, nelabai kažkur esi buvęs. Kadangi jūs ką tik sakėt, kad galima sakyti viską laisvai, tai pasakysiu taip. Lietuvoje, tos gegužės 9-os, kaip visi pamiršo, nuo 91 metų ir ypatingai, kiek aš atsimenu, pas mane šeimoje, mano aplinkoje, šito niekas nešvenčia. Mano žmonos senelis amžinatilsi, jisai švęsdavo tą dieną, kadangi antro pasaulinio karo metu žuvo jo vyresnis brolis, jisai buvo paauglys, o jo vyresnis brolis buvo 18 metų, jį paėmė į kariuomenę ir jisai žuvo. Ir mirė net nesužinojęs, kur tas brolis yra palaidotas. Ir realiai nei kada, nei ką. Ir čia tik tai nesenai, o dabar sužinojom, pasirodo, yra kapų registras jau padarytas, rusai šitą dalyką padarė ir išsiaiškino, kad jis skaitmenizavo tuos visus antkapius tuos, kiek buvo žinoma, ir pagal pavardę lyg tai rado, kad yra kažkur palaidotas Latvijoje. Nors jis yra iš Krasnojarsko, iš Sibiro, o jo kūnas čia. Tai va tam dėdukui jam buvo šventė, nes jisai tą vertino kaip metinės kokias. Tai tiesiog, mesgi pažymim metinės, prisimenam tuos mirusius, tarkim, mano tėvas miręs, vėlinės yra. Yra ir vėlinės, ir yra ta diena, kai jau mirties diena jau. Ten. Tai iš esmės, tai jam buvo ta diena, ta gegužės 9, kaip jo mirties metinės, nes jie nežinojo, nei kur jis dingo ir dingo, paėmė į kariuomenę ir viskas, ir negrįžo. Ir jam buvo autoritetas, tai jis švęsdavo eidavo į tą paradą, bet jis yra mano žmonos giminė, kurie turi būtent tokį santykį su to. Mano šeima jinai neturi. Santykios to biški jaunesnė, aišku. Yra skirtingos Lietuvos. Tarkim, Viktoras tarnavo tarybinėje armijoje, aš irgi mokiausi karo mokykloje, Suvorovo mokykloje karo, tai tarybiniais laikais dar, mes tokie labiau biški vis tiek tokie jau linkę į tą... O aš iš Kauno esu nepamiršęs. Tai yra Kaunas, tai yra tikrai, kai sako, jeigu ne Kaunas, apskritai 91 metais, neaišku, kaip įvykiai būtų pakrypę, daug tokių vertinimų yra. Iš esmės tai yra toks, kol neprivažiavo ukrainiečių, tu Kaune negirdėjai kalbant rusiškai. Dabar jau kai privažiavo ukrainiečių, tai Kaune gatvėse pastovi. Svarbiausia, kad tos skirtingos Lietuvos rastų bendrą kalbą. Matai, yra kas neieško. Tai, žodžiu, iš esmės tos, aš taip plačiai biškinėjau, tai ta gegužės 9 man, realiai buvo tokia... Nesuprantama šventė, žodžiu. Aš tiesiog, eilinė diena, ir aš pradėjau vėl sužinoti apie tos, kad vyksta Maskvoje paradai, kai pradėjo pas mus lietant Rusijos purvą, su ta Rusija kiršinti, realiai taip yra. Ir iš esmės tada sužinojau, kad vėl tie paradai yra. Nes buvo laikotarpis tikrai, kai per televizorių net tą dieną nebūdavo jokių pranešimų, nieko, tiesiog eilinė gegužės 9 ir viskas. Ką aš pamačiau čia, tai pasakysiu, aš dabar supratau tos šventės čia esantiems žmonėms esmę ir ant kiek jinai yra jiems svarbi.
Ir to va jausmo, būnant Lietuvoje, patirti yra neįmanoma. Tai tu suprask, Antanai, kad čia pas jo žuvo kas trečias žmogus. Kas trečias vyras. Vyras, Ne, apskritai. Aplamai kas trečias žmogus. Nu, aš matai, labai rusiškai sunkiai skaitau, tai aš mačiau, kad ten, man tu paminėjai. Partizanam, jie padinėjo. Nu, čia daugiausiai buvo partizanų, niekur tiek partizanų. Nei Rusijoje, nei Ukrainoje, nei Lietuvoje, niekur. Minsko Partizanų nebuvo, kiek buvo partizanų. Minskas turi didvyrio vardą būtent dėl partizaninio judėjimo. Aš kaip supratau, Minskas iš visko ten senamiesčio nėra, nes visas nušluotas. 80% buvo Pastatų sugriauta. Nu, aš šitą man sakė, kad kiek yra senesni pastatai, jau ten po karo visi statyti. Jo. Ten jie yra. Tai va, tai tokie įspūdžiai aš supratau, kad čia žmonėm tai yra svarbu. Ta energetika, nu vis tiek. Nu, aš galėčiau palyginti, kad manau, kad čia, mano čia tik asmeninė nuomonė, jinai yra tiek yra svarbi čia, kiek mum, pavyzdžiui, kokia, vasario 16 ar kovo 11, ta prasme, ant kiek tą energetiką aš tą pajutau. Jiems svarbu, jie su vėliau, jie su šypsenom. Viena iš pačių svarbiausių. Nu tai, o pas mus kokios Lietuvos svarbiausios šventės? Kas ten pas mus, Joninės, Mindauginės? Ne, svarbios valstybinės, istorinę reikšmę turintys šventės. Vasario 16, kovo 11. Yra dar sausio 13, bet irgi dabar jau žiūrėk, kiek jau apie tą sausio 13 jau atsiranda kurių žmonių, kurie nelabai tos nori švęst, nes supranta, iki kur davedė valstybė. Antanai, įsivaizduok, kas trečias žmogus apskritai išnyko ir dar yra va tokia čia memorialas, toksai chatinė vadinasi. Bet kaip pas mus pirčiupiai. Taip, tai chatinė žudynės, kur buvo. Taip, tai mes žinom apie tai. Suvarydavo žmonės į namą gyvenamą ir padegdavo. Ir sudegino visus žmonės. Tokių kaimų čia tūkstančiai Baltarusijai buvo. Ai, tai čia ne vienas? Čia ne vienas. 280 kažkiek. Ne, čia 200, man atrodo, virš tūkstančiai, kaip pažiūrėjau, virš tūkstančiai. Aš apie tą chatinę, tai net beje, čia nesenai filmą žiūrėjau. Čia simbolis. Filmą nesenai žiūrėjau, labai gerą. 280 kažkiek, tai kur sudegina tos kaimus ir viskas, ir jų daugiau nebeliko. Ir virš tūkstančiai. Ai, tiesiog iš vis net kaimo nebeliko. Nieko neliko. Supratau, aš šito dalyko nežinau. Kaimai tai dar liko ten. Tu įsivaizduok, karinės, pavyzdžiui, nuostoliai, kariniai nuostoliai fašistinės Vokietijos ir Tarybų Sąjungos, jie buvo daug maž panašus. Bet pas rusus, pas civilius išnaikino. Daugiausiai civilius naikino. Ir vat būtent tas pavyzdys, pirčiupių, vat katinės yra kaip simboliai yra to, kad buvo sudeginti tūkstančiai kaimų. Aš filmą mačiau, tai man tas kadras toks irgi palėtė, kai atvarė banderovcai ir vaiką į, aišku, filmą parodė. Ne, kitaip, apviniojo šiaudais, aprišo ir padegė. Tas vaikas bėga degantis, tie šiaudai dega, kol nukrenta. Aišku, gal čia filme biški, Ne, jie labai žiaurus buvo. Banderovai jie žiaurus. Ten būdavo, kad prikaldavo mažą vaiką prie durų prikala, ten dar kažką nupjaunavo, išprievartavo ją moterį, nupjauna ten į visus lytinius organus, išpjausto ir taip toliau. Moterį kaip nupjauti lytinį organą, vyrų tai galima nupjauti. Jie žiaurus buvo, labai žiaurus buvo. Ten netgi va tie banderovai, kurie seniai ir dabar va, kurie naujieji banderovai Ukrainai, tai va, girdėjau tokį pasakymą, kad moteriškiai į lytinius organus to pinoplasto priputė. Matai, karas baisus dalykas. Žiaurus dalykas. Ir tie va tokie psichiniai ligoniai, mano nuomonė, va jiem yra terpė pasiautėti. Bet tai supranti, tai čia yra skirtumas tame, kad kada armija eina, vat, pavyzdžiui, Tarybų armija, jinai turėjo griežtą įsakymą, kad civilių negalima liesti. Aišku, kare visko nutinka. Bet už tai Rusijos kareiviai sušaudydavo. Sušaudydavo už tai, jeigu buvo... Tai jau, fašistai... Jiems sakydavo, jie jos skatino, kad žudytų civilius. Nepamirškim, kad yra paviešėję dokumentai, kad apskritai turėjo čia mūsų to krašto nelikti. Be abejo. Jeigu čia būtų, kiek ten nebuvo, žodžiu, visus kažkiek išnaikinti, visiškai, nes būtų su žydais pabaigę, būtų pradėję su šitais ir ten, kad kiek tik tai vyrai kažkokio amžiaus išvežti sunkiem darbam ten pas save į Vokietiją. Ten kažkoks toks planas buvo. Tai aš kaip supratau, čia dokumentai jau nebepasakos. Be abejo. Jau šitas visas dalykas. Tai jie prieš tą laimėjo. Tai čia nėra tos ideologijos bent. Tai grįžtant prie šventės, aš taip vat norėčiau tą sugrįžti savo įspūdžius pasakyti. Aš supratau, ant kiek tai yra svarbu. Aš va šitą pamačiau, ant kiek čia jiem yra svarbu. Pas mus, aišku, ten vėlesnius įvykius skalbia, kurie įvyko okupacija, vadina ir taip toliau, yra šitas dalykas.
vėlgi ginčyta ta Salomėja Nėris, nu, tai kaip ir atvežė tą saulę, neatvežė patys, ne patys norėjo. Tai va šitas va man yra įdomus momentas, bet vėlgi. Apie tai nekalbam, mes susibarsim paskui. Nekam apie tai, dėl ko nesibartum. Ką aš norėjau pasakyti, dėl šitos šventės neapykantos jai Lietuvoje, aš norėčiau uždaryti laikotarpį, nes pas mus, ką aš noriu būtinai pasakyti, reikalauja atsakomybės iš tų žmonių, kurie žuvo tų įvykių metu, dėl įvykių, kurie įvyko vėliau. Vat jeigu šitą temą pajudinti, bet šiandien apie įvykius iki tos dienos. Ne? Tai man, sakau, man patiko tas, žinai, kai man labiausiai patiko, tai kai atvažiavo prezidentas. Taip, žinai, aš pasakysiu, va, tai parodė, kuom skiriasi, kai valstybė turi vadovą ir kai valstybė turi buhalterį, kuris vadovauja paradui. Tai žinai, taip, man keista, kodėl to, negi pas mus to negalima padaryti, žinai, važiuoja ten tas batka, žinai, tie milicininkai pagarbą atiduoda, žinai, ir jie, aš matau, ne dėl to, kad jo bijo, bet dėl to, kad jį tikrai gerbė. Matos, jį gerbė, žinai, taip, šitas, pas mus ką, policininkai važiuoja, prezidentas Aikosus rūko, žinai. Aš nemačiau, kad pagarbą atiduotų, žinai, va šito, tai kažkaip, tai yra aukščiausias valstybės vadovas. Reikia jį gerbti. Koks jis bebūtų, geras, blogas, išsirinkit kitą, jeigu nepatinka ir kaip Šimonytė pasakė, žinai. Ir iš esmės tas atvažiuoja, žinai, į tą aikštę, žinai, viskas aptverta, te kariuomenė, visi pasitempia, pasipuošia. Gražu. Man gražu ir va pas mus šito norėtųsi irgi, kad atvažiuotų vadovas ir jaustųsi, kad atvažiavo vadovas. Ir tikrai aš pamačiau, kad jie, jį tikrai gerbė, myli ir kad ir kiek pas mus tą purvą ant jo pila, daug kas ir pas mus sako, kad batka maladės, žinai, tik tai pas mus garsiai. Komentarus paskaityk ir aš, man jis patinka batka maladės, žinai. Čia va taip, žinai. Galima suprasti, dėl ko tai, nes, sakykime, batka rūpinasi tikrai savo šalim. Jam nereikia ten žiūrėti kažkokius Jis į kaimą gali atvažiuoti. Jam nereikia į Ameriką žiūrėti. Aišku, su tais kolchozais ten. Jis visur gali atvažiuoti, patikrinti, jis toks. Ne, kolchozai, tad kitko nėra viskas dalykas, kaip ten pas mus irgi piešia. Čia savas sistema. Supraskim, bet sakau, dar sik taip toli nueinam, aš kaip suprantu, čia mes turim viens kitam ką papasakot. Tai iš esmės, man, sakau, aš supratau vieną dalyką, kad jeigu mes bandysim drausti tą šventę Lietuvoje, tai nereikia to daryti, tai yra didelė klaida ir tiesiog, vėlgi, kaip mes atrodom prieš baltarusus, kai mes draudžiam, kaip lietuviai dabar reaguotų, jeigu kažkas tai draustų tą vasario 16. Irgi kaip būtų priešinga reakcija. Ir persekioti tos senelius, kurie, supranti, ateina, jau, kiek jiem beliko jau. Leiskit jūs jiem numirti, ne, tiem dėdukam. Ir viskas, ir palikit. Ne, bet sėdi kažkoks, tai Lietuvoje, irgi žiūrėjau Erikos įrašą Švenčionės, tie šalia stovi ten kažkoks protestas, tai gerai, kad policininkai bent jų kapines neįleido, žinai. Bent jų neįleido jiem į kapines. Ir čia ne kokia, aš net, žinai, tą 9 dieną Lietuvoje, tai nepavadinčiau, kad čia kažkas švenčia ir ten, supranti, su šnapsu šokinėja ir dainas dainuoja. Tai yra pagarba mirusiems žmonėms. Tai yra žuvusiems žmonėms pagarba. Atnešė gėlių ant kapų. Tai o ant Šmilytės Nilsen, matėjai, paviešinom. Kažkaip problemų nėra, ne? Tai jos senelio kapas su pačiais medaliais tarybiniais, su Georgijaus juostele, gal, žinai, vartys ant to, kad nespalvotai nesimato, žinai. Bet iš esmės, bet irgi gėlės atneštos padėtos. tą pačią dieną, tai ko tai protestuotojai, kurie. Kažkaip Čmilytė nieko, bent jeigu jau taip jie visi, matei ant kapio Čmilytė vardai pavardės, kokia kalba parašyta? Rusiškai. Rusiškai, nu tai irgi, palauk, tai jau čia šitaip už Lietuvą ir per 30 metų nesugebėjo senelio paminklą perstatyti. Biški, jeigu jau taip, ne, nu jau tada kažkaip ne, viskas ir jeigu jau taip, ne, aš tai, pavyzdžiui, normalų žmonės nedadirbo truputį.
iki galo. Tai gal dabar kokia idėja, lyga B davėm, agentė ta mūsų čmilytė, žinai, Aš dabar sakau, idėją davėm, tai gal pakeis. gal jau pakeista. Jo, žinai. sakyk, va, pasinaudokite Antano Kandroto idėją, pakeiskite, iš jeigu esmės. dekomunizuojate, Tai jo, tai ir dekomunizuokite tada viską dar iki tie galo. visi, tegu tie, kur stovėjo prie kapinių su plakatais, kur protestavo, tegu pasidomi, kas buvo Čmilytės Nilsen senelis ir tėvas. Taip. Tegu jie dar pasidomi, mes čia tiek to negarsinsim, tegu, kaip sakant, bus smalsu ir tegu pasidomi, kas yra ir karas. Bet galima pasidžiaugti, kad bent jau Lietuvos valdžia šiemet leido daugmaž normaliai atšvęsti tą gegužės 9. Supranti, iki ko dasigyvenom. Dėkojam už tai, kad leido. Nu, Dėkojam už tai, kad leido. dėkojam už tai, kad leido. Tokia realybė, nuo to niekur nedingsi. Pavyzdžiui, kokioje Latvijoje, Estijoje. Latvijoje ten griežčiau mačiau iš viskas. vis, Jo. jau nieko nėra, jokio paminklo, nieko iš vis nėra. Ateina žmonės su gėlėm rankose būdas rašė. Nu bent aš tokius įrašus Taip, rašiau. jo. taip, griežčiau. Ten visiškai jie Nu, čia jau išprotėjo, tas sunkiau. tie sisteminiai. Tai va. Pas mus dar, sakykime, švelniau. Ir už tai galim pasidžiaugti, kad lietuviai dar ne ant tiek yra jau išprotėję. Nu, pas mus ir nebuvo tų gravdanė, negravdanė, piliečių, Jo, nepiliečių. pas mus apskritai šito dalyko Pas žiūrėt. mus SS legiono nebuvo. Nebuvo, Lietuvoje SS legiono Aišku, nebuvo. buvo ten tie būrėjai. Ne, nu tai prijaučiančių buvo ne, dar. Ne, prijaučiančių. Ten pas mus buvo tie policajų žudikų karateliai, kaip smogikų tie būrėjai, Jo. kurie žiūri. Dar pasidomėkit, ką Adamkus veikia. Tai čia. Taip, mes žinom. Žinom. Tai mes pasakojame. Dabar niekas garsiai nekalba apie tai Lietuvoje, dar irgi palikim intrigą, žmogus to 100 metų švęs, dar numirs iki baliaus, tai irgi gaila būtų. Tai va, toliau, kada tęsim Tai Antano. šventė, žinai kaip pasakysiu taip. Italų nuotykiai Rusijoje, tai dabar italų Antano. Dar vieną frazę apie tai. Šuraevas pabuvo areštinėj 12 valandų, suprato. Aš buvau šventėj, irgi supratau. Jo, geras palyginimas. Nes taip žiniasklaida gyrė Šuraevą, kad jis suprato, žinai. Tai aš irgi pabuvau. Ne, supratau, bet be bairių tikrai. Jo, dabar supratau, kad yra labai svarbu žmonėm ta šventė. Taip. Tai... Šaunu. Ir jie josgi nekiša, švęskit. Nieksgi nekiša. Čia savo noro privalom visi švęst, eina, nu. savo noro eina visi švenčia iš tikrųjų. Tai va, koks ten filmas buvo? Italų nuotykiai Rusijoje, taip? Jo. Jo, yra Dabar toks. Antano Kandroto nuotykiai Nuotykiai Baltarusijoje. Toliau Nu, tęsim ir klaus, ką nori paklaust. nuotykius. Tu paskui po to šventės iš karto kažkur skridai, kaip mes žinom. Jo, ir kaip matėm, netgi patys stebėjom ten, internete žiūrėjom. Nu, aš dar paliksiu intrigą, gal žinok. Jo, šitą temą gal... Nepasakysiu, Ne, buvai dar nuskridęs biškit ten, nes žiniasklaida apsimeta, kad nieko nebuvo. Nu, tai reiškia, nieko nebuvo. Nu. Nu, tai tiek tos, vadinasi, nieko nebuvo. Nieko nebuvo. Bet papasakosiu, Paliekam intrigą kitam Aš sykiui. tikrai dar Kada į čia Lietuvą važiuosiu, atvažiuosiu. irgi intriga. Nu, dabar man sujaukė pilplanus. Aš, pavyzdžiui, praeitą savaitę, man 2 dienas aš negalėjau užsiimti, turėjau atidėti kitus susitikimus, tai labai džiugu, kad supratingi žmonės, kurie suorganizavo man susitikimus, kad jie sako, čia dabar biškai reikia atidėti visą reikalą. Tai, nu, ką aš žinau, dar pabūsiu, bet, nu, aš taigi dar pasogi neturiu. Nerandu paso. Nu, vėl bėda, vėl. Bet tarp kitko, šiandien, kada mes, Viktoris, tai matėm tinklė kažkoks ten, nu, ne kaip jau gražiai pavadinti, nežinau, nenacikas, nu, nežinau, kaip gražiai tą pavadinti tą žmogų. Jisai išleido roliką apie tave, jis pavadino, kad čia Antanas, durnelį, jungia ten, va, čia Edikas toks Jagelavičius kažkodėl mane parodė prie tavęs pirmas iki anksčiau nekiždavo. Kas toks? Aš to paskui permėsiu roliką. Tu greičiausiai žinai tą naciką. Toks sokiniais. Aš jų nežinau tų visų nacikų. Tu tik garantuotai turėtum turbūt nežinau. Kas čia toks Ten įdomu? kažkoks iš tų propagandistų tos kitos pusės. Ir jisai čia, va, Antanas Kandrotas čia jungia durnelį, ten kaip išvažiavo, ten kažką į dabar va Baltarusijos ten mediją, čia išnaudos. Va, jau kaip žiūrėkit pavyzdys, va, Edikas Jagelavičius, Giedrius Grabauskas, va, jau šitie išgręžti iki galo. Jo, išgręžė juos Baltarusijos žiniasklaida ir viskas. Jo, išgręžė juos iki galo, numetė kaip skudurus kažką tokio, žinai, toj vairį Antaną išgręš ir numes kaip skudurų. Galvoju, kai šitą dabar toks net intrigą padarai. Jo, aš tau paskui permėsiu tą video įrašą, jo. Tai, žinai, tų žviegiančių yra pilna. Matai, mano yra pozicija tokia, kad, nu, aš kartais man jau taip gaunasi, kad pačiam reikia pramušti, žinai, daugą.
aš manau, kad vis tiek šitą isteriją su Ukraina baigsis. Nu, vis tiek viskas prasideda, kas turi pradžią, turi pabaigą. Tai iš esmės šitą isteriją jinai tikrai baigsis. Tikrai reikės atnaujinti tos ekonominius santykius. Jau visi paskaity komentaruose, jau ką rašo, kad susipykti su Baltarusija tai buvo didžiausia klaida ir net aš drįsiu pasakyti grėsmė nacionaliniam saugumui, jeigu tai tęsis, kas yra dabar. Ir iš esmės tikslas, kuo greičiau atnaujinti tas santykius, tai žinai, man patikėkė žmonių pradėjo skambinti, rašyti, oi gal tą gali sužinot, gal tą sužinot. Aš tiesiai šviesiai, aš noriu dabar susiplanuoti, susistrateguoti tam tikrinius darbinius reikalus ir kai atsidarys sienos, kai nuims Eurosąjūzas sankcijas, pirmie ir pasileisim. Ir viskas. Ir man labai džiugu, kad čia Baltarusai žiūri geranoriškai į šitą dalyką žiūri. Man va klausia, kur ten važiuok. Ir va praeitą kartą va tiesiai su mašina į gamyklą įvažiavau. Tai iš esmės džiugu, kad va tą duoda ir kas pirmi tie ir suspės. Nu, tie, kurie žvieks, tegu jie nedaro. Nu, jeigu jiem pinigų nereikia, tegu jie jų neima ir viskas. O čia aš nepaim pinigų atvažiavam, užsidirbti. Be abejo. Ir viskas. Bet dadarbiauti. Tai akivaizdu, yra Lietuva, suprask, mes esame puikioj vietoj ir dar net geresniai negu Baltarusija. Todėl mes esame tarp rytų ir tarp vakarų, kultūros skiriasi. Suomija iš to labai gerai uždirba. Suomija, pažiūrėk, kaip iš to visada gyvena. Taip. Ir taip gerai gyvena jie iš viso šito reikalo. Ir esmė tame, tai Suomiai turi tai ką tik, tai ten viršuje ten sėdi, supranti. A mes per mus visą Europos autostradą praeina. Plius geležinkelis irgi daina iki mūsų rusišką vežė. A po to reikia perkrauti mašiną. Pažiūrėk, kiek Lietuvoje yra logistikos ir transporto kompanijų, Girteka, koks monstras užaugintas, kokio dydžio įmonė, kuri jau konkuruoja su didžiausiom Europos, ten top 5, man atrodo, top 10. Viena iš didžiausių. Taip, Girteka, lietuviško kapitalo įmonė. Nesvarbu, kad žydai savininkai, bet koks girtumas. Bet iš esmės, supranti, ir va šitas sektorius, ir kom dar yra mūsų pliusas geresnis negu Baltarusų, mes uostą turim. Be abejo. Mes turim uostą, kuris vėl Baltarusai pas mus pastoviai gali stovėti ant skaitliuko. Tai jie ten buvo įsipirkę, netgi dalį terminalo, biuriukų. Taip, o klausimas, kodėl pardė? Reikia nuomot. Reikia Baltarusiam nuomot ir jie ne prieš mokėti tą nuomą. Mes jau buvomgi čia, nepaslaptis, kad čia mes ne pirmą kartą čia susitinkam, buvomgi, kalbėjom kitais irgi tau, ačiū tau, viešai padėkosiu, tikrai tu man ne vieną susitikimą padėjai suorganizuoti ir tikrai jie atviri, draugiški ir ko pas tai paprašiau, tu man viskas suradai. Tai čia džiugu. O dabar jau man skambina, prašo, sakau, jau dabar prašo, ten tirpiklius, kėdiklių, aišku, pirmą temą trašos, bet trašos dabar po sankcijom, bet vėl reikia susitikuoti, suplanuoti, sukontraktinti ir nuims tas sankcijas. Kaip sakant, padarysim taip, kad jau vagonai stovės prie sienos. Kaip ir pats Antanai sakė, ir aš tą patį esu jau nuo senai pastebėjęs, kad gerai, su verslu mes lietuvišku galim kalbėti, jie nori, draugiškai tai žiūri, reaguoja, nori dirbti, bet jie bijo. Lietuvoje verslininkai bijo. Aš jau daug atvejų daug tokių atvejų turėjau, kada dėl manęs, kad su mano, tarkim, ten senų draugų kažkokių yra, kad iš verslo, kad dėl manęs jos į VSD kvietė pokalbį, Taip. Tai kas po to su taim norės bendrauti? Ne, bijo, žmonės yra bijo. Bet va dabar, kai čia atvažiavau, sakau, dar nežinau tiksliai, kiek čia užtruksiu, nesu jokia dienotvarkė, tai iš esmės, sakau, tų paklausimų yra ir žmonės jau išdrąsėjo. Va, tikrai žmonės išdrąsėjo ir aš manau praraus. Visiems atsibodo, šitus pinigus visi darė. Lietuviai iš rusų, iš baltarusų ir valstybė darė pinigus, ir privatus sektorius, pažiūrėk, kiek darė pinigus. Bet pažiūrėk, Antanai, dabar man vis tiek įlenda tos durnos mintis į galvą, sakykime, su tos paskutiniais įvykiais, kad tais žymiais visais, kur balionai skraidžiojo, ten uždarė sieną, bet tai tu pažiūrėk, visą tranzitą, kelio transporto tranzitą perėmė dabar Lenkai, ta pati Girteka savo įmonių dabar daug perkelia į tą pačią Lenkiją. Pasakyk, bairį pasakysiu. Buvau, kai uždarė tas mašinas, kai buvau nuvažiavęs į Linavos tas kongresą. Ten, kur irgi jau man grasino, kad mentus iškvies ir kad čia mane išvys, supranti. Tai esmė tame, susitikau ten savo tokį pažįstamą. Turi irgi nemažą transporto įmonę. Ir jie šneka, kad fraktas
pabrango, ar tai 3 kartus buvo, ten apie 4 tūkstančiai pasidarė 9 tūkstančiai. Žodžiu, pabrango ne procentais, o kartais. Ir tas pažįstamas taip, ratu bendraujam, žinai, dar kol taip sako, blemba, tai gal man kelias mašinas, sako, čia staigiai perregistruot, paleisti Baltarusiją, žinai, nes tiem uždarė, žinai, o tie iš brango reikia vežti, žinai. Jie persikelinėja savo mašiną, savo firmas perkelinėja į Lenkiją. Tai vienas, žinau, irgi, kuriam buvo mašinos sulaikytos, nesakysiu nei įmonės, nei ką, kad žmogui, žinai, neturiu leidimo, kad galų galia čia vėl. Bet iš esmės, žinau tiksliai, nuvažiavo į Latviją apie 10 ar 20 mašinų perregistravo. Tai žiūrėk. Latvijoje susimokėjo draudimus, Latvijoje susimokėjo registraciją ir įmonė registruota Latvijoje, tai mokesčius, kuris jisai dabar mokės? Be Latvijoje. Bet Latvijoje aš nežinau, bet žinau, kad į Lenkiją... Aš kalbu apie tos atvejus, kuriuos konkrečiai žinau. O taip iš bendros erdvės, tai žinau irgi, kad Lenkijoje ir Lenkai iš karto, žiūrėk, tai pas mus uždarė sienas, ką Lenkija 4 ar kiek punktus atidarė naujus. Ir kol Lenkai buvo uždarę, ką jie darė? Jie remontavo kelius, remontavo muitinės paskui atidarė, Lenkai lietuviai uždarė. Perėmė visą tranzitą pas save. Ką dabar jie daro? Geležinkelį stato, tvarko dabar iki Bresto. Tvarko geležinkelį. Jie ruošiasi perimti ir geležinkelį. Tai perima viską Lenkai. Tai čia aš prisimenu dar, sakykime, esu skaitęs daug visokios įvairios literatūros prieš antrą pasaulinį karą, kaip Lenkų žvalgyba veikia ir kaip į Lietuvą bandydavo pastoviai. Tai jau Vilnių buvo Zahvatą padarė, tai nepamirškim gal šito dalyko. Tai, kas mane nustebino... Jeigu mes jau taip norim prisiminti okupacijas, tai prisiminkim ir kad Lenkai buvo okupantai. Aš neskaitau, kad ten buvo okupacija. Aš kalbu per tą prizmę. Per tą prizmę vertinant. Taip. Tai vat tada, kas mane nustebino, kad prieš antrą pasaulinį karą lietuvių tarnybos specialiai irgi gerai dirbo. Jos labai stipriai gerai atmušinėjo tą visą Lenkų tą bairį. O dabar žiūri, kad jie kažkokie tai kaip skystablaužiai atrodo, jie negali atmušti tų Lenkų atakų ir Lenkų įtaka iš tikrųjų stipriai auga. Jie perima viską tą, ką... O kiek apie tai, tarkim, Seimo narys Valius Ąžuolas kalbėjo? Kai Lietuva savo iniciatyvą Baltarusiams tokias sankcijas įvedinėjo. Tik Lietuva. Tai jaugi Seimo nariai kalbėjo apie tai. Tai tada, jeigu jau norit rezultato, tai kompleksiškai tada, Latviai, lietuviai, Lenkai, tada jeigu jau norit efektą padaryti kažkokį Baltarusį. O dabar tik lietuviai, tai ką, verslas toks durnas? Tai tos pačios prekės, žiūrėk, kaip su Kinija. Su prekiam, kas gavosi? Tos pačios prekės tik už brangiau per Lenkus. Ir Lenkai temoj. Lenkai dar temų sandėlį pasistato, tokį didesnį negu Kauno Akropolį. O mes patys savo svoje šaunam. Tarp kitko, tam neseniai nuotrauka, kuri buvo internete, kai Lenkų prezidentų buvo susitikęs, Nausėda mūsų tas aukštas ir gražus buvo susitikęs su tuo Lenkijos prezidentu. Klausyk, kad aukštas aš nesiginčiu. Kodėl, aišku, vyras apie vyrą. Sako, kad gražus, aš nežinau. Sako, kad gražus. Kas čia sugal? Jis tai jam, kaip pasako aukštas, kad gražus, Tai va tas Lenkijos prezidentas įstovėjo į tą, taip žiūrėjo kažkaip pašiepiančiai į tą Nausėdą, tokia nuotrauka tiesiog, toks kadras pagautas. Ir va tai man tas kadras, pavyzdžiui, ir kitiems žmonėms. Tai žinai, kokia mintis tenai? Daug ką pasako. Gerai, žąsiną prigavau. Prigavau žąsiną. Taip, va tai toj nuotrauko ir atrodo viskas. Tai ką Lenkai pas mus jau žiūrėk, į pasus dvigubas V pradėjo rašyti, tai apie ką čia mes šnekam, tai... Čia kita tema, bet... Tai jo, šiandien jau mūsų laikas dėja atėjo į pabaigą. Pas mus buvo labai įdomus svečias, ypatingas svečias, Antanas Kandratas, su kuriuo mes mielai pašnekučiam. Čia turbūt mūsų tokia pirma, sakyčiau, net gyva kažkokia tokia laidelė, kurį mes taip jau visiškai gyvai diskutuojam. Daugiausiai kažkokia faktologija, žinai. O aš turbūt pirmą kartą pro radiją. Tai va, daug naujų įspūdžių čia Baltarusijai gavai. Patikėk. Televizijos ir visur. Dar kai tavo tokį padarė čia tą isteriją, tą PR-ą, tai aš tikrai nesitikėjau, kad čia ta kelionė sukels. Dar sakau, dar kaip premjerė, man net advokatas skambina jokias, sako, tu čia ir Jovalą padarei, ten ypač dėl mano tokį išvažiavimą, ten isterija. Kai pirmą kartą buvo atvažiavęs, nebuvo tokio. Nieko, taigi iš Lietuvos su mašina atvažiavau. Iš Lietuvą su mašina grįžau. Nieko žodžio niekas nepasakė. Man keista, kaip čia Tapinui nenutekino tos informacijos. Tai palinkėkime mūsų svečiui, kad ir toliau jam viskas čia gerai klotosi, kad jis sėkmingai grįžtų į Lietuvą ir
Mes įkviesime mūsų laidas, jeigu jisai norės su mumis dalyvauti, ar distanciniu būdu, ar gyvai, ar dar kažkaip. galima. Mes visada mielai Antaną Kandrotą visada Priklausoma, kviečiam. kaip čia man dėliosis, bet aš matau, kad čia perspektyvų labai daug matau ir didelių. Ir sakau, man dar padarytami tą isteriją, tai dabar, pažiūrėk, kur jau turėjom porą susitikimų, žiūrėk, jau mane pažįsta, jau čia tie baltarusai. Jo, tai savas tai bus. Lengviau kalbėti, žinai, lengviau kalbėti daryti tikrai, o už kur užsuksim biznį gerą ir aš manau, viskas ar nevirs taip, kad dar kitiem galėsim padėti, nes matau čia tai, kad, Perspektyvai. Tai tuščia rinka, tai kažkas išėjo, tai gera vieta, ilgai tuščia nebūna. Ir aš tikrai drąsiai sakau, aš sėdu į tą tuščią vietą neužimtą. Taigi, studijoje buvo Antanas Kandrotas, Geros kaiminystės forumo atstovai Viktoras Dužinskas ir Edikas Jagelavičius. O mes šiandien mūsų laidelę baigėme, buvo karšti cepelinai, klausykite, mes iki kitų sykių.